Ar žinote, kas buvo prieš 20 metų? Teisingai, 2005-ieji. Na, o ar žinote, kas buvo 2005-aisiais? Ogi tuo metu atsirado Google paieška ir YouTube kanalas, per kurį dabar ir žiūrite šią vaizdo apžvalgą. Ir dar tais pačiais 2005 metais debiutavo pirmoji Toyota Aygo, mažiausia Toyota automobilio karta. Taigi, štai čia už mane stovi Toyota Aygo X. Trečios kartos, debiutavusios 2022 metais atnaujinta versija. Atrodo, lyg ir toks nedidelis laiko tarpas, tie 20 metų, tačiau tiek daug pasikeitimų. Na, ne tik atsirado Google ir YouTube, tačiau pasikeitė ir automobilių rinka. Ir pasikeitė iš esmės. Mašinos vis didėjo, na, o tų mažųjų automobilių segmento, kuris buvo tikrai labai populiarus dar prieš keliasdešimt metų, tiesiog nebeliko. Priminsiu, šis Aygo būtent ir debiutavo tų mažiausių A segmento automobilių kategorijoje. Ir pirmos ir antros kartos Toyota Aygo buvo gaminamas kartu su PSA Peugeot Citroën automobilių gamintojų ir turėjo bendra platformus, konkrečiai tai buvo Peugeot 107, Peugeot 108, taip pat Citroën C1 automobilis. Na, tačiau su trečiaja karta Peugeot nusprendė tų automobilių nebegaminti, neliko bendros platformos ir nuo 2022 metų gaminamas trečios kartos Toyota Aygo X, o Aygo X būtent pavadintas todėl, kad jis tapo crossoveriu, turi savo nuosavą platformą. Na gerai, ne visiškai nuosavą, o tą platformą dalinasi su naujausiu Toyota Yaris. Beje, Toyota Yaris atnaujinto modelio versiją jūs galite rasti Motorai TV YouTube kanale, taip pat internete paieškoję ir įvedę mano pavardę, taip pat Toyota Aygo, rasite 2014 metais darytą mano antros kartos Toyota Aygo apžvalgą iš Rotterdamo. Tai tiek tų istorinių faktų ir priminimas, kad šios mažiausios segmento automobilių kartos praktiškai nebeliko. Ir dabar, ruošdamas šio automobilio apžvalgą, bandžiau suskaičiuoti, o kasgi gali būti šio automobilio konkurentai. Na, iš esmės atsiminiau vos ne vienintelį Kia Picanto. Na, galbūt dar galima įtraukti elektrinius Renault 5, Nissan Micra, bet visgi jie yra gerokai brangesni ir tuo labiau ne SUV arba crossover automobiliai. Ir būtent, manau, čia ir yra Toyota žingsnis, kad šis automobilis yra unikalus savo segmente. Unikalus tuo, kad tokio mažo automobilio ir crossoverio kėbulo dydžio iš esmės daugiau nesiūlo nei vienas kitas gamintas. Ir pasakysiu dar kelias naujienas, taip pat užsiminsiu tai, kad aš jį vardinau kaip Toyota Aygo X, tačiau iš tikrųjų gamintojas jį vadina Toyota Aygo Cross. Ir čia gaunasi painiava, nes mes žinome tokius Toyota automobilius kaip Toyota Corolla Cross, Toyota Yaris, kurio platformą naudojant ir yra pagamintas šitas automobilis. Tačiau čia yra Toyota Aygo su ženkliuku X, tačiau tas X skaitosi kaip Cross. Na, kad būtų dar didesnė painiava, galiu pasakyti, kad pavyzdžiui Ispanijos rinkoje tas automobilis yra iš vis vadinamas Toyota Aygo Cross X. Na, štai taip. Bendra platformis su Toyota Yaris ir Toyota Yaris Cross, tačiau yra gerokai mažesnis. Jo ilgis nesiekia net 3,80 cm. Ir kai tik jisai debiutavo 2022 metais, jis buvo siūlomas su 1 litro 72 arklio galių motoru. Ir žinoma, tai visiškai kirtosi su ta idėja, kad gamintojas šį automobilį norėjo pozicionuoti kaip aukštesnės klasės mažą mašiną, kur ten su 1 litro 72 arklio galių motoriuku pakonkuruosi aukštesnėje klasėje, kad ir koks būtų to automobilio dydis. Taigi, dabar 2025 metais atnaujintas modelis siūlomas su visiškai nauja hibridinė pavara ir tai yra efektyviausias visų laikų Toyota hibridinis modelis, kadangi čia dabar vietoj 1 litro 72 arklio galių motoro yra sumontuota hibridinė Toyota pavara su 1,5 litro 3 cilindrų motoru ir elektros varikliu, žinomų iš Toyota Yaris ir Toyota Yaris Cross, kurių bendra galia siekia 116 arklio galių. Nei daug, nei mažai, 44 arklio galiomis daugiau nei buvo anksčiau. Todėl nieko keisto, kad dabar šis Toyota Aygo yra gerokai labiau dinamiškas ir iki 100 įsibėgėja ne per varganas 14 sekundžių, o per 9,2 sekundės. Na, o 100 km sunaudoja tik 3
3,7 litro benzino. Žinoma, tai yra gamintojo duomenimis, tačiau visgi tai yra visų laikų efektyviausias Toyota hybridinis automobilis. Kalbant apie automobilio išvaizdą, tai, akivaizdžiai pasikeitė palyginti su ankstesnėje karta ir dabar priekinė automobilio dalis primena visus kitus šiuolaikinius Toyota modelius. Štai čia yra įprastas Toyota Aygo Cross su štai medžiaginiu stogu, kurį galima atidaryti. Na ir dar atsirado versija GR Sport. Štai tokia sportiška, jos visos turi juodą priekinį variklio gaubtą, didesnius 18 colių ratlankius, kitokias priekinės groteles. Toks automobilis atrodo tikrai dinamiškai, sportiškai ir veržliai. Atnaujintas automobilis ir iš galo, štai toks tikrai gana dailus, ypatingai kai nudažytas kėbulas yra dviejomis spalvomis, tikrai primena kitus šiuolaikinius Toyota automobilius, pavyzdžiui, tą patį Toyota CHR. Vizualiai mašina pasikeitė iš esmės. Taip pat ir jo nedidelė bagažinė talpina 231 litrą. 231 litras reiškia, kad čia tilps tikrai nedaug. Štai tokia mažytė bagažinėlė su tokiu minkštu uždangalu. Ir štai trukteliu kilputes ir nulenkiu antros eilės sėdynių atlošus tam, jeigu čia man reikėtų persivežti kažkokį didesnį daiktą, lygiai taip pat persisveręs per bagažinę galiu pasiekti tam, kad atlenkčiau tų sėdynių atlošus atgal. Mažas automobilis, patogus ir sprendimai. Tiesa, štai uždaryti bagažinės durelių nėra kažkokios rankenėlės. Taip, ten ties langu yra toksai gana slidus užkabinimas, tačiau tikriausiai reikės dažniausiai darinėti štai taip, truputį išsitepant pirštus. Galima buvo sugalvoti, pagaminti kažkokią tai rankenėlę. O dabar pabandysiu atsisėsti į šio automobilio galą. Štai. Tokios, kaip ir Toyota Yaris, neplačiausių kampų atsidarančios durelės. Aš keleivio vietoje įsitaisiau taip, neypatingai atsilošęs atgal, bet kad sėdėčiau pakankamai patogiai, ne. Aš visą laiką lyginu mašiną su savo 7 metus neturėtų 3 kartos Renault Twingo, kuris, būdamas 3,6 metro ilgio, buvo stebėtinai erdvus automobilis ir gana patogus sėdintiem gale. Tad įsėdimas ten akivaizdu tikrai buvo patogus. O dabar žiūrėkit. Aš čia tiesiog remiuosi galva, būdamas 1,80 m, į lubas. Tiesa, čia yra štai tas medžiaginis stoglangis, gal kitame automobilyje ir nebūtų tiek mažai erdvės virš galvos, tačiau aš čia sėdžiu įsirėmęs galvą į lubas ir čia yra viena paslaptis. Tam, kad pats salonas priekyje būtų šiek tiek ervesnis, štai čia išilgai yra sumontuoti automobilio akumuliatoriai. Ir dar matau vieną dalyką, štai čia yra tarp priekinės ir galinės sėdinių pertvara su elektronika. Čia yra aušinama elektros įranga hibridiniai pavarai, štai tokios aušinimo grotelės. Tačiau tai reiškia, kad jeigu norėsite persėsti iš vienos į kitą pusę, jums tiesiog to padaryti nepavyks. Tikrai negaliu pagirti dėl vietos šio automobilio gale. Tuo labiau, kad štai su tokia aukšta pertvara, kartais aš peikiu transmisijos tunelius, sakau, štai transmisijos tunelis nepatogu koją perkelti, čia tiesiog to neįmanoma padaryti. Skirtingai nuo elektromobilių, kurie vežiojasi apačioje akumuliatorius, čia galima pasikišti pėdas po priekinėmis sėdynėmis, tad sėdėti, jeigu nesate aukštaūgis, gal ir bus patogu. Tačiau štai, kaip jau matote, man 1,80 m keleiviui čia jau sėdėti tenka įsirėmus galvą į lubas. Langeliai, žinoma, čia nėra jokių papildomų atidarimų, tam, kad nuleisti galinį stiklą, o štai galima tik praverti. Didelių patogumų gale, čia tikrai negali pasigirti ir pasižiūrėkit tas išlipimas pats. Toks suglaudus kojytės,
reikia išsliuogti pro šitą nedidelį tarpą, bent jau durelės galėtų atsidarinėti tikrai platesnių kampų. Žiūrėkite, perėjau dabar prie GR Sport versijos, kuri turi įprastą metalinį stogą, tokį dar ne su reljefu, išgaubtą, atrodo tikrai sportiškai. Pasižiūrėsiu, kiekgi čia vietos virš galvos yra toje versijoje, kuri neturi medžiaginio stogo. Na, remiuosi, bet štai tokie yra virš galvos išgaubimai ir būtent dėl tų išgaubimų aš galiu įsitaisyti patogiau. Tad, jeigu jums svarbu vieta gale dėl aukščio, tai tikrai nesirinkite versijos su medžiaginiu stoglangiu, kuris dar labiau sumažina ir taip nedidelio automobilio salono aukštį. Na va, atsisėdau į priekį, čia šiek tiek smagiau, erdvės daugiau, akivaizdu, tai yra 2 žmonių automobilis su papildomomis vietomis gale. Ir palyginti su ankstesnė karta, atsirado visose versijose skaitmeninis prietaisų skydelis, štai toks pakankamai didelis multimedijos ekranas, tiesa, visas tas dizainas toks apvalus, ovalus, biodizainas net pavadinčiau, toks šiek tiek atrodo senamadiškai, bet visgi kitaip negu kiti Toyota automobiliai ir galbūt kai kam tai patiks. Ir taip pat štai toksai tikrai dailus vairas su daug valdiklių ant jo ir žinoma jų prisireiks, kadangi aš čia ieškau multimedijos sistemoje, kaip naujausiose Toyota modeliuose tikėdamasis saugumo sistemų nustatymą atrasti čia šiame ekrane, tačiau ne, visgi reikės eiti štai per tas parinktis čia ant vairo, suprasti akronimus ir deaktyvuoti arba jungti norimas saugumo funkcijas. Toliau, štai šioje vietoje yra belaidis telefono įkrovimas, tikrai patogus pasidėti. Tada yra visose komplektacijose mūsų rinkai skirtose modeliuose šildomos priekinės sėdynės, kas yra tikrai gerai. Toliau, kas mane labai nustebino, aš matau, čia yra 2 klimato zonos kontrolės ir aš apžvelgdamas prieš tai, klase didesnį Renault Clio nusistebėjau, kad ten yra tik viena klimato kontrolė, tai yra B segmento automobilis, o čia A segmento mašinytė ir štai 2 klimato kontrolės, kurias 2 klimato kontrolės atskiros zonos, kiekviena temperatūra ir keleivis ir vairuotojas gali reguliuoti atskirai, tad na, tikrai labai patogu. Na, tai šaunu, kad šiame automobilyje tai yra. Žinoma, visa kita tikėtis čia minkštų apdailos medžiagų tikrai neverta, tikėtis labai kažkokios didelės kokybės čia tikrai neverta, nes visgi tai yra pigiausias Toyota automobilis, žinoma, iš ekologiškų medžiagų pagamintas. Aš esu čia paprastoje komplektacijoje, po to persėsiu į GR komplektaciją, tačiau visos detalės atrodo tikrai smagiai ir štai pavyzdžiui, čia sakytum lyg ir metalas, tačiau štai šita vieta tokia, net sunku pasakyti, ar čia metalas, ar čia plastikas. Na, tai vadinamo to kibro jausmo čia tikrai nėra. Taip pat, kai kurios detalės yra tikrai štai tokios dailiai atrodančios, grotelė šoniniai ortakiai. Toliau yra važiavimo režimų pasijungimai, elektrinis režimas, žinoma, viskas kaip ir kitose Toyota hibridiniuose modeliuose. Ir štai tas erdvę ribojantis medžiaginis stoglangis, kuris bus tikrai smagus, kai važiuosite gražiu oru, norėsite pasigerėti saulute. Ir štai pasižiūrėkite, kokia didelė erdvė. Na, tikrai smagus pasirinkimas, bet tikrai įvertinkite tai, kad jis sumažina tą erdvę sėdintiem gale, nes gale žmonės sėdi ant akumuliatorių. Ir kągi, aš jau šiek tiek važiavau šiuo automobiliu. Galiu pasakyti, kad tikrai maloniai nustebino mažas triukšmingumas. Gamintojas nemažai akcentavo, kad tikrai pasirūpino geresnę garso izoliaciją, kaip žinome, ir tikriausiai matėte mano ir Toyota Corolla Cross, ir žinoma, Yaris Cross apžvalgas, kur aš tikrai priekaištavau, na, nors ir dėl pagerintos, bet tikrai ne pačios geriausios garso izoliacijos. Toyota niekada to labai ir negarsėjo, tačiau norint mažesnio automobilio svorio, o štai šis Toyota Aygo X arba Aygo Cross sveria tik 1135 kg. Žinoma, tai yra daugiau negu kad versija prieš atnaujinimą su 1 litro varikliuku. Akivaizdu, kad hibridinė pavara sveria daugiau kaip 130 kg. Tad prisidėjo šiek tiek svorio, bet vis tiek tai yra vis dar lengvas ir dinamiškas automobilis. Na, o smagiausia dinaminė savybė, žinoma, išbandyti su GR versija, kuri turi kitaip suderintą vairo sistemą, turi kitaip suderintą pakabą, na, važiuoja tiesiog sportiškiau.
Na va, čia žadėjau parodyti štai tokį įdomų egzempliorių, kuris, parodo, kiek Toyota kreipia dėmesį į geresnę garso izoliaciją ir pradedant nuo variklio gaubto, štai su papildoma tokia izoliacija, štai šioje vietoje. Iki, kaip jau minėjau, aukštesnės komplektacijos automobiliuose priekinės šoniniai langai yra garsą izoliuojantis ir taip pat štai šioje vietoje yra papildoma garso izoliacija, kadangi, tikrai ne pirmas aš pastebėjau, kad yra gana triukšminga nuo ratų arkų, tai štai yra sumontuotos tokios štai papildomos izoliacinės medžiagos, tiek ir dugne, štai toks putplastis, garsą izoliuojančios medžiagos čia ties priekinėmis ratų arkomis, kurios sumažina triukšmingumą salone ir, kaip jau galiu pasakyti, važiuojant net ir greitkeliu didesniu 130 km/h greičiu, tikrai maloniai stebina savo tylia garso izoliacija. O štai čia yra automobilio hibridinės sistemos akumuliatoriai, tai kaip jau ir minėjau, jūs sėdite būtent ant jų, dėl to tos vietos virš galvos nėra tiek jau ir daug, o jeigu čia dar tas atidaromas stoglangis, jo dar labiau sumažėja, tad jeigu jums svarbus tie keli centimetrai gale, tai siūlyčiau apsieiti štai be šio atidaromo stoglangio, kadangi patys matot, čia štai yra išilgai, beje, pirmą kartą Toyota automobiliuose sumontuoti akumuliatoriai, kadangi šie du blokai akumuliatorių kitose hibridiniuose modeliuose yra vienas šalia kito, čia jie dėl nedidelės erdvės mažos vietos yra išilgai vienas už kito. Na ir štai čia automobilio elektronika, štai šioje vietoje ta dalis, kuri ir perskiria gale sėdinčius keleivius. Dabar persėdau į GR Sport versiją, jinai turi dar geresnį šoninį prilaikymą turinčias sėdynės, beje, nepaminėjau, kad tiek vairuotojo, tiek ir keleivio sėdynė turi reguliuojamą aukščio padėtį ir tai ne visą laiką pasitaiko ypatingai japoniškose mašinose, kai jau kalbėti apie šią mažiausią automobilių klasę. Tiesa, vairas reguliuojasi tik pagal aukštį, tačiau kadangi galima reguliuoti sėdynės aukštį, tai galima tikrai rasti greitai patogią sėdėjimo padėtį. Na ir va, GR yra pažymėtas GR raidelėmis ir lengva mašina reiškia, kad važiuoti bus tikrai smagu. Prieš tai važiuojančių duomenys degalų sąnaudos žinoma buvo atnaujintos, kaip minėjau, gamintoja žada nuo 3,7 litro 100 km degalų sąnaudos, mūsų rinkoje nurodomas 3,8 litro 100 km, nes mūsų rinkoje jau bazinės komplektacijos modeliai yra su šildomomis sėdynėmis, kas šiek tiek padidina energijos sąnaudas. Na, o toliau pasižiūrėsime važiuojant, kaipgi bus čia su tomis sąnaudomis. Ir štai yra Drive Mode, važiavimo režimo pasirinkimas, galima Eco važiuoti, Power, yra įprastas važiavimo režimas. Na, taip ir pradėsiu, koks yra standartinis įprastas važiavimo režimas. Ir štai dabar pasivažinėsiu ir štai važiuojant net ir neasfaltuotų kelių, na tikrai tylu. Gamintojas padarė tikrai gerą garso izoliaciją ir štai važiuojant per akmenėlius tikrai nėra labai triukšminga, kaip jau minėjau. Važiavau šią mašiną ir greitkeliu ir maloniai nustebino, kad važiuoja tikrai labai tyliai. Na, tokiuose siaurose Toskanos keliukose tikrai šitas automobilis labai tinka. Jo dydis, nieko keisto, kad tai yra ši šalis, Italija pati populiariausia būtent Toyota Yaris pagal pardavimus. Ir mačiau čia net 4,6 litro 100 km degalų sąnaudas, bet žinoma, tokių mažų automobilių norisi važiuoti ir smagiau, aišku, kiek ta leis padangos, nes nors čia yra 18 colių ratlankiai, tačiau visgi padangų plotis yra vos 175 mm, tam, kad būtų mažesnis pasipriešinimas. Aišku, dabar štai lietus lyja, tačiau tikriausiai girdite, na, kur kas svarbesnis dalykas, kaip tyliai važiuoja šis automobilis. Tikrai maloniai stebina, kaip savo klasėje. Turiu pasakyti, kad GR Sport versija nuo kitų skiriasi šiek tiek kitokiais vairo nustatymais. Tai yra tas pats elektroninis vairo stiprintuvas, tačiau vairas yra šiek tiek standžiau suderintas, šiek tiek standesnė pakaba, na, visa kitokia kinematika, bet žinoma, na, vis tiek tai nėra kažkoks ypatingai sportiškas automobilis. Tačiau kur kas svarbiau, kad jis yra manevringas ir gamintojas nurodo, kad jo apsisukimo
Skersmuo yra vos 9,4 metro. Įsivaizduojate, apsisukimas toks mažas, kad užtenka 9,4 metro. Na, kažkur pabandysiu, ar pavyks apsisukti tokiame mažame plote. Čia galiu pasakyti, kad, na, vairuojasi jisai tikrai smagiai, tikrai maloniai. Navigacijos kryptis man rodoma štai čia ir ekranėlyje. Priešais mane, taip kad viskas šiuolaikiška. Taigi, yra dvi versijos, kainuojančios panašiai, apie kainas truputį vėliau. Taip pat kaip GR Sport, kita versija taip pat kainuoja labai panašiai. Ir, na, aš galvoju, GR Sport tikrai verta rinktis, tačiau su standesnė pakaba nesu toks tikras, kad tikrai tai būtų geras pasirinkimas tiem, kas nori komfortiško važiavimo, todėl, na, tikrai gana kietoka pakaba, o galia motoro tai yra ta pati, tad jeigu mėgstate labiau komfortišką važiavimą, tai rinkitės tikriausiai ne GR Sport versiją, kuri tikrai važiuoja sportiškai, tačiau kiek leidžia galimybės tų siauručių 175 mm padangų. Na, tačiau manevringumas bet kokiu atveju išlieka tas pats įspūdingas, 9,4 metro apsisukimo skersmuo, štai galima visiškai mažame plote apsisukinėti savo patogiai, manevruoti, tai yra maža mašina, tai yra tikrai didelis privalumas, vairo stiprintuvas veikia tikrai puikiai, suderintas gerai, tad manevravimas, ypač ten, kur jeigu jums tenka važinėti tose vietose, kur yra didesnis judėjimas, yra daugiau mašinų, tačiau tikriausiai net girdite, kaip mano balsas dreba, kai pervažiuoju tos neligumus ir čia būtent čia tos GR Sport versijos ypatumas, kurio pakaba yra suderinta standžiau, kiečiau, tad norintis labiau komfortiško važiavimo, tikrai turėtų rinktis įprasta, o ne GR Sport versija. Dabar matau 4,2 litro 100 km degalų sąnaudas, akivaizdu, kad jos bus didesnės, tačiau mažiausias mačiau 2,7 litro 100 km. Lengvas svoris, efektyvi hibridinė pavara, dėl to niekas neabejoja, reiškia, kad ir važinėti galima tikrai itin taupiai ir be to. Aš važiavau iš pradžių įprastų režimų, dabar pasirinkau eko režimą, nes tokio svorio mašinai to eko režimo visiškai užtenka. Na ir tikriausiai tas įprastas arba netgi sport mode reikalingas tik kur nors greitkelyje, kada norite važiuoti tikrai labai dinamiškai, o šiaip kasdieniam važinėjimui visiškai užtenka ir eko važiavimo režimų. Taigi, toks netradicinis, tačiau tikriausiai įprastas per kalėdas oras Toskanoje, lyja, 9 laipsniai temperatūra. Dabar matau savo baigto testinio važiavimo degalų sąnaudas 4,1 litro 100 km. Tikrai galėjau pasiekti tas gamintojo nurodomas 3,7-3,8 litro degalų sąnaudas. Mažiausia mačiau net 2,7 litro 100 km. Tai tikrai veikia efektyviai ir taupiai hibridinė pavara. Pats automobilis tikrai maloniai nustebino, tikrai daug vilčių nedėjau, daug nesitikėjau iš jo, tačiau tikrai gera garso izoliacija ir man net pasirodė, kad ji net geresnė nei Toyota Yaris ar Toyota Yaris Cross. Gal tai yra tiesiog dėl mažesnio kėbulo, mažesnės salono erdvės, tiesiog viskas yra tyliau, gerokai tyliau ir tas mane maloniai nustebino. Žinoma, taip pat labai smagus vairavimas su GR Sport versija. Tačiau, jeigu jūs norite važiavimo labiau komfortiško, tada lygiai tiek pat kainuoja Envy komplektacija, na, o pradinė yra Play komplektacija. Pradžioje aš tikrai galvojau, o kamgi skirtas šis automobilis? Štai tiesioginis atsakymas. Tam, kam nereikia didelės mašinos ir kas nori maksimalaus efektyvumo, tai kaip ir sakiau, efektyviausias Toyota hybridas dabar yra būtent šis Toyota Aygo X arba Toyota Aygo Cross. Kaip be pavadinsit, esmė lieka ta pati, tikrai nedidelės degalų sąnaudos, smagus ir dinamiškas važiavimas, man visą laiką užteko eko režimo, žinoma, galima pasirinkti ir dynamic važiavimo režimą, viskas aplinkui, na, atitinka klasę, o tos klasės atstovų, konkurentų iš esmės kaip ir nėra, tad realiai, kalbant apie kainas, tai šis automobilis bene gali konkuruoti tik su savo to paties gamintojo Yaris Cross, kurio kaina dabar yra nuo 23 000 eurų, o šios bazinės versijos kaina yra 19 900 eurų, na tai yra 3100 eurų skirtumas ir, na taip, Yaris Cross dabar yra siūlomas su nuolaida, čia yra nurodyta kaina be nuolaidos, geriausia komplektacija, ar tai būtų Envy ar GR Sport,
kainuoja 25 300 eurų. Na tai vienintelis toks ir klausimas, ar tikrai verta mokėti tiek už automobilį, tačiau tai yra maksimali komplektacija ir tada jau verta pasisverti, kas jums yra svarbiau, ar daugiau salono, ar mažesnės degalų sąnaudos, nes iš tikrųjų tai, ką aš mačiau hybriduose, tai nieko keisto, kad būtent šiame Toyota Aygo ir yra mažiausias degalų sąnaudos, bandant visus Toyota hybridinius modelius. Kalbant apie garantijas, tai Toyota gamintojas siūlo pratęstą iki 10 metų garantiją. Lygiai taip pat galite pasidomėti čia po video esančią nuorodą, kur Mango Insurance specialiai jums suteikia papildomą nuolaidą naujų ir naudotų automobilių garantijai. Taigi, šios mašinos testą pradėjau gerokai skeptiškiau negu jį pabaigiau, nes tikrai maloniai nustebino automobilis tiek savo važiavimo savybėmis, tiek ir pirmiausia gera garso izoliacija, dinamiška pavara ir tikrai labai nedidelėmis degalų sąnaudomis. Tai tiem, kam reikia nedidelės miesto mašinos su efektyviomis degalų sąnaudomis ir jie gali susitaikyti su tokiais kompromisais kaip kietas apdailos plastikas, bet tą patį galima pasakyti ir apie didesnį Yaris Cross ir kam nereikia daug vietos gale, ten yra tik 2 vietos ir tai jos yra tokios apribotos, tad Yaris Cross yra tiesiog erdvesnis automobilis, tad aš tikrai rekomenduoju išbandyti šį šiandienai patį efektyviausią Toyota hybridinį modelį Toyota Aygo Cross.